Tai sveiki visi. Pirmiausia, visus norėčiau pasveikinti su naujais metais. Palinkėčiau 3 dalykų. Sportuokit, išliksit sveikesni, keliaukit, atrasit kuo daugiau naujų dalykų, bus tikrai gyvent smagiau. Ir nesigilinkit daug į negatyvą, žiūrėkit daugiau pozityviai viską. Ir manau, 25 metai bus tikrai geresni. O aš ką, 25 metus pasitikau Tenerifėje jau, labai smagiai praleidau laiką Lietuvoje. Kalėdų rytas nesumautas, žolynas yra tiesiog tobula. Užsidėjau visus reikalingus čekus, tai nuvažiavau į kaimuką, pasportavau miške, pasivaikščiau. Tada buvau nuvažiavęs į Trakus, kaip visada, suvalgiau kibiną, prisivalgiau pas mamą, pas uošvius visokių mišrainių, kugelių, saldumynų ir susitikau su draugais. Labai smagiai buvom susitikę su draugais, tikrai. Kaip ir minėjau praeitam video, iš tikrųjų, kurį jūs keistai labai nedaug peržiūrėjot. Galvojau, kad visai neblogas videkas gavosi. Pagazavom su Arūnu Gelažniku. Užmeskit akį, jeigu dar nematėt. Tai šiandien aptarsim viską apie mano ateinančią kelionę. Papasakosiu visus savo planus. Parodysiu, kas per tą laiką, kol manęs nebuvo Tenerifėje, įvyko su Hiluxu, kurį dabar važiuoju nusiplaut. Einu pasivaikščiot į miškelį ir viską su jumis aptarsim. Tai ką, draugai, imkim ir aptarkim reikalus dabar, kur aš čia važiuosiu. Tai gal pradėsiu nuo to, kad šitai kelioniai ruošiausi jau gerokai prieš Covidą ir buvau nusipirkęs lygiai tokį patį Hiluxą, dariau lygiai tos pačius modus, galima sakyti, dabar gal kažkiek bus geriau, bet kadangi visi čia pradėjo užsidarinėti ir girdėjau nemažai istorijų apie baltuosius žmonės likusius tenais ir kokios ten istorijos, kokie ten nuotykiai buvo. Tai, žodžiu, nusprendžiau nerizikuoti ir iš tikrųjų labai gerai padariau. Tai pardaviau Hiluxą, viską išsipardaviau ir atkėliau tolimesniam laikui. Bet kadangi po to panirau po Covido į darbus, tiesiog nebuvo galimybės išvažiuoti ir dabar paimsim ir tikrai tą padarysim. Tai 2+2 važiuojam. Kas žiūrėjot mano praeitus video, turbūt jau supratot, kokiam kontinentui aš labai prijaučiu. O kas ne, tai visiems sakau, aš lekiu į Afriką. Ir tai bus labai, labai rimta kelionė. O planas bus toks. Tai sausio 30 dieną turiu nusipirkęs jau kelto bilietus ir sėdam į Hiluxą, keliamės į Ispaniją. Kažkada seniau buvo tiesioginiai keltai iki pat Maroko nuo Kanarų salų, bet dabar gaila jų nebeliko, tai tenka
plaukti iki Ispanijos, pavažiuoti kelis šimtus kilometrų iki netoli Gibraltaro yra uostas ir iš to uosto kelsimės tiesiai į Maroką. O Marokė prasidės iš karto linksmybės. Tai noriu labai rimtai išvažinėti Atlaso kalnus, stengsimės vengti pagrindinių kelių, važiuoti kuo daugiau offroadų. Tai žiūrėsim, kaip ten gausis, nes, kaip matot, yra dabar žiema. Tai kai kuriuose vietose mačiau, kad gali būti net iki -20. Tai gali būti ir daug lietaus, gali būti išgraužtų kelių, gali būti patvinusių upių, tai turėtų būti labai įdomu. Dar ką labai noriu pamatyti Maroke, tai yra Merzugos dykuma. Po to leisimės link vakarų Saharos, aplankysim Daklą, bandysim važiuoti keliu, kur yra pilna minų, likę dar nuo senų karų. Tai žiūrėsim, kaip ten mums seksis. Ir, sakykim, minimalus tikslas yra davažiuoti per Mauritaniją iki Senegalo ir aplankyti Dakaro miestą. Jeigu liks dar laiko, tai labai norėčiau ir tikrai labai stengsiuos tą padaryti. Noriu nuvažiuoti iki Gambijos ir pasivažinėti rimtai Gvinėjai. Tai tikiuosi nepaves techniką, nepavesim mes savęs patys ir suvažiuosim visus tikslus ir galbūt net daugiau. Jums turbūt kyla klausimas, dėl ko dažnai kalbu daugiskaitą. Sakau, mes važiuosim, mes darysim, mes keliausim. Tai prieš kokius 3-4 mėnesius susitikau su savo labai geru draugu ir papasakojau jam savo planą, ką noriu daryti. Dar net neturėjau nei Hiluxo nieko. Buvo tokia pirminė mintis tik tais. Tai jo pirmas buvo klausimas, ar galiu prisijungti. Tai žinoma, aš sutikau, nes mano draugas yra žiauriai nurautas italas, videografas. Tai manau, kad su juo pakursim labai stiprių reelsų iš kelionės. Hello. Hello guys, nice to meet you. My name is Alessio. I'm photographer and video maker. I'm gonna be a travel mate of Paul, and guys, I cannot wait. I want to take some shots, some amazing videos, and yes, together we're gonna make really crazy things. So guys, keep in touch, stay tuned and follow us. See you soon. Grįžinėjau iki mašinos, važiuoju iki garažo, nors dabar Vanagas sakė, negalima garažų vadinti garažu, reikia vadinti bazę. Tai varau iki bazės ir padarysiu dar video apie Hiluxą, nes čia užėjo baisus debesis ir man tik atvažiavus buvo 11 laipsnių, tai dabar, nežinau, geriausiu atveju kokie 6. Pradėkim nuo automobilio priekio tada. Tai pirmiausiai, ką padariau, turbūt pastebėjot, perdažiau priekinį bamperį. Iš tikrųjų galvojau, ar čia man verta, neverta čia investuoti, bet dabar kaip nusidažė, tai aišku, žymiai gražiau automobilis atrodo, naujesnis ir manau, kad pridės 1-2 eurą, kai pardavinėsiu jį. Aišku, dažymo kokybė ne pas Andrių Kaune ir jeigu Andrius taip nudažytų, tai supykčiau, bet kaip ispanui dar visai, sakyčiau, pusę velnio. Sekantis dalykas, uždėta dugno ARB apsauga. Tai jeigu pataikysiu į kokį akmenį, turėtų apsaugot mum ir karterį, ir reduktorių. Tada sekantis akivaizdus upgrade'as yra snorkelis, padės mūsų motorui, oro filtrui nevalgyti dulkių ir galbūt teks kur nors panerti kokią upę, tai neprigersim vandens. Sekantis modas yra sudėti Ironmano amortizatoriai su spiruoklėm. Tai po pirmų 20 km dabar mano pravažiuotų, tai į posūkius guldosi mašina nerealiai, ta prasme, visai kitas važiavimas yra. Ar man to reikia Hiluxui? Kitas klausimas. Teko čia truputį offroadų prasivažiuoti, tai, sakykime, gan kietoka dabar jinai gaunasi, bet nežinau, čia sakė, dar truputį reikia pavažiuoti, susigulės tos spiruoklės ir panašiai, tai žiūrėsim. Tai čia irgi sudėta Ironmanas ir Load Plus lingės ir, aišku, spynos, kurios kelia mum apie 5 cm. Ir svarbiausias dalykas pagamintas yra stogo
bagažinė. Tvirtas reikalas gavosi, siunčiau savo brėžinius, kontaktavau su suvirintoju, nes kadangi čia manęs nebuvo, tai galvojau, kad čia visokių kliurkų gali gautis, bet visai neblogai. Nerža, susivirino, iš tikrųjų net planuoju aš jos nedažyti, nes prie balto čia viskas visai gražiai atrodo. Tai va, prieki yra vienas baras ir tada gaunasi atskirai, žodžiu, visa ta stogo bagažinė. Tai ant priekinio, ant antro ir trečio montuosis šita palapinė stogo. Uždėjau šitus reilus Hiluxo, pirkau va iš Lenkų. Tai tvirtas reikalas, iš tikrųjų labai. Ir vienas dalykas dar kas pasidarė, susivirino ta būda galinė, nes buvo ganėtinai netvirtas reikalas. Tai dabar va, visur susivirino, pasidarė laikikliai, bagažiniai, viskas atrodo labai tvirta. Bus galima šokinėti ant to stogo ir viskas bus gerai. Dar vienas dalykas, kad planavau čia daryti tokias lentynas. Susidėti daiktam, reikalui esant galima būtų ir miegoti čia viduj, bet šiandien pakeičiau nuomonę. Man paskaičiavo 400 eurų tik tais už tokį mano pirminį planą, ką noriu padaryti. Ir plus dar reikėtų dasipirkti. Tai drąsiai gautųsi 500 eurų vien už medį, plus reikia jį apvilkti, kad jis gražiai atrodytų ir panašiai. Tai čia bus minimum 600 eurų, visokie varžtai, laikikliai ir panašiai. Neinvestuosiu aš tiek pinigų, nes už tiek man čia nereikia. Tiesiog nusipirksiu šitą naują, pasikeisiu šitą dėl grožio, dėl estetikos ir susidėsiu plasmasinės dėžes, kurios prisitvirtins prie dugno, kažkokias tvirtesnės rasiu ir manau bus per akis. Tai nemažų pasikeitimų įvyko ir po motoro dangčių ir sakyčiau pats rimčiausias tai išplautas motoro skyrius. Jūs man pasakykite, ar galima būtų čia gražiau padaryti viską. Manyčiau, kad taip, bet nu ką, bus gerai. O jeigu rimtai šnekant, tai nebeliko AdBlue sistemos, nebeliko DPF filtro, išprogramuota, sutvarkyta viskas. Viskas taip pat sutvarkyta su AGR vožtuvu ir sučipuotas motoras. Tai, sakykime, per 20 km, kiek dabar nuvažiavau, pajaučiau gan stipriai, kad automobilis daug geriau važiuoja nuo žemų apsukų. Tai šitas tikrai gelbės kelionį. O kodėl visą tai išinstaliavau, išpjoviau, kaip sakant, išoperavau, nes tikrai esu daug skaitęs, daug girdėjęs, kad jeigu kuri nors šita sistema užlinktų ten, kur aš važiuosiu, tai būtų reikalėlių. Vieniem prancūzam teko net palikti automobilį, man atrodo, Ganoj, ar Gambijai, dabar nepamenu, ir skrist atgal į Prancūziją ir, žodžiu, ten milijonas reikalų. Tai sutvarkiau, bus ramu, automobilis geriau kvėpuoja ir, ką žinau, traukia geriau, tik tai į naudą. Bet darydamas video apie automobilį sulaukiau skambučio, kad atėjo mano ilgai lauktos padangos. Tai lėkiu pasiimti kuo greičiau ir gal dar spėsiu šiandien nusimontuoti. Tai dėl ko pasirinkau General Grabber All Terrain 3? Labai paprastas atsakymas. Geros padangos už labai gerą kainą. Jeigu būčiau pirkęs BF Goodrichus, tų pačių išmatavimų, būčiau sumokėjęs ant 100 eurų daugiau per padangą. Tai ką tik sutaupiau 500 eurų. Nenuvažiuosiu aš su jais 80 000 kilometrų, kaip sakykime, su BF-ais, bet tikrai nežinau šitos mašinos turėti tiek kilometrų, manau, kad aš suvažiuoju kelionę ir Hiluxas eis for sale. Tai jeigu kažkam reikės gero Hiluxo ir jeigu jisai toks liks po kelionės, kreipkitės.
ką, šiek tiek prasitestavau mašiniuką, turiu čia tokią mini offroadėlio traselę vietoj prie savo garažo. Tai viskas čia gerai, mašina lėks, bus viskas tobula. Tai jeigu kažkas darėt kažkokį panašų projektą, ar drift karą, ar race karą, kažką tokio, visi puikiai žinot ir visi su tuo esat susidūrę, kad projektai išbrangsta nerealiai. Tai aš visiškai neišimtis. Ta prasme, tikrai nesitikėjau, kad čia tiek man viskas kainuos. Pradžioj iš vis planavau važiuoti su savo senu patruliu, bet po to, nežinau, kažkaip pakeičiau nuomonę, pamačiau šitą Hiluxą, galvau, pigiai paimsiu, bet ten su mokesčiais visko, žodžiu, kosmosėlis gavosi, plus visokios čia važiuoklės. Nu, patys suprantat, kad šitie dalykai kainuoja pinigus. Tai, kaip matot, ant Hiluxo nėra nei vieno lipduko. Jeigu kažkas norėtumėt prisijungti, prisidėti prie kelionės, visą laiką prašom, užklijuosim lipduką, padėsit man, padėsiu aš jum. Neturiu dar daug sekėjų, bet manau, įsibėgėjant šitai kelioniai jų tikrai atsiras. Ir man kilo dar tokia įdomi mintis, ką būtų galima padaryti su jumis. Tai būtų labai faina jum ir tikrai būtų labai jėga man ant širdies. Tai jeigu per kelias ateinančias dienas nuvažiuoju aš į Chinatowną, į kiniečių parduotuvę ir pasižiūriu, kiek kainuoja kažkoks paprastas futbolo kamuolys. Tada atidarau Patreon ar Contribui platformą ir, sakykime, futbolo kamuolys kainuoja ten, nežinau, 7 eurus. Jeigu jūs paukoja tuos 7 eurus, aš tikrai pasistengsiu, kad tas žmogus, kuris gaus tą futbolo kamuolį, tas vaikas, kuris gaus tą futbolo kamuolį, jis asmeniškai jums atsidėkotų. Tai bus labai fainas pažadimas jums ir bus labai faina man padovanoti tą kamuolį kažkokiam vaikui ir galbūt pažaist fuliuką dar su jūsų kamuoliu. Tai ar pabandom tokį dalyką, ar galvojat, kad čia visiškas bullshit yra. Tai parašykite į komentarus ir jeigu, nežinau, pamatysiu, kad jūs domitės tuo, tai tikrai tą padarysiu. O šiandien video baigiu, kai visą laiką paprašysiu jūsų pasišėrinkit, pasidalinkit, labai padės mano kanalui augti. Būtinai nepamirškit paspausti laiko, pasekit mane YouTube'ai ir ką tada, gerų metų ir susitiksim kitam video. Ate, čiau!